Pasaka mažiesiems. Vytautas V. Landsbergis. Dominykas dvasių karalystėje. 4 dalis. Dominykas praveria pragaro duris ir mato. Didžiulis sodas, vešlus vaismedžiai pilni skaniausio obuolių, kriaušių, medžiai dideli. Tik vaisiai kabo taip aukštai, kad pašokęs net apatinių šakų nepasiektum. Pragare auga vaismedžiai, nusistebi Dominykas. Tai kasgi čia bloga? Gyvenk ir žvenk. Prašom užeiti. Dominykas išgirsta švelnų malonų balsą. Jauskitės kaip namie, gyvenkite ir žvenkite į sveikatą. Pasuka galvą arklys ir mato, kad link jo atbanguoja milžiniškas žilas kupranugaris. O kas jūs toks? Klausia baltasis atvykėlis. Aš durininkas Petras. Ištiesė kanapą kupranugaris. Malonu susipažinti, Dominykai. Nesivaržykit, užeikit, nestovėkit prieangy. Dėkui, aš čia tik trumpai, lemena pasimetęs arklys. Aš tik apsižvalgyt atėjau. Kaip tamsta pageidausi, šypteli durininkas Petras. Gali dairytis nors ir iki grabo lentos. Nei šį, nei tą sumurma kupranugaris ir nubanguoja savo. Ką iš čia nusišneka, susinervina Dominykas. Iki kokios dar grabo lentos? Neveltui sakoma, kad kupranugarį tik grabas ištiesins. Likęs be prižiūrėtojo, Dominykas suima savai kanopas ir vėl ima dairytis po žaliuojantį pragaro sodą. Grožisi prisirpusiamis gerybėmis, raudonžandžiais obuoliais, medumi kvepiančiamis kriaušimis ir net seilę nuryja. Einu, užkąsiu ir aš. Tačiau tuoj pat supranta, kad kažkas šiame pragaro sode vis dėlto ne taip. Po derlingą sodą, kurio šakos net lūžta nuo vaisių, siliukinėja daugybė išbadėjusių žvėrelių. Arklių, karvių, stirnų, briedžių ir net raganosių. Visi liūdni, perkarę, šokinėja ir krenta ant žemės, taip ir nepasiekia aukštybėse kabančių vaisių. To jau dvėsime, verkė stirnos. Duok paėst, riaumoja raganosiai. Ir už ką mus šitaip nubaudė, mykė perkursios karvės. Vargšelį, jų tuoj mirs iš bado, susigraudino Dominykas ir tuoj užveria pragaro duris, nebenorėdamas matyti šių siaubingų kančių. Tada nutarė žvilgtelti, o kasgi dedasi rojuje. Praveria antrasis duris ir mato. Čia lygiai tas pats, vėl tokie pat aukšti ir vešlus. Vaismedžiai vėl tokie pat gyvūnai vaikšto, tik šitie sotus ir laimingi. Įsižiūrėjęs pastebi, kad rojaus gyventojai gerokai gudresni už anuos, vargstančius pragare. Čionykščiai paslaugus, draugiški, užsilipa kits kitam ant pečių ir pasiekia net labai aukštai kabančius vaisius. Antai ant briedžio ragų užlipęs kiškis virš galvos pakėlęs laiko voverį, to įraško gardžiausius rojaus obuolius ir meta žemėn. Visi graužia, čepsi sotus ir laimingi. Kur buvęs, kur nebuvęs, prie Dominyko vėl atbanguoja kupranugaris Petras. Labukas dar sykį. Na, kuriame sode norėtumėte apsigyventi? Norėčiau apsigyventi pragaro sode ir išmokyti juos draugauti. Puikus pasirinkimas, linkteli Petras. Sekit paskui mane. Ačiū, jūs labai malonus, tačiau esu priverstas atsisakyti. O kodėl? Nustemba kupranugaris. Nenoriu dar nei į rojų, nei į pragarą, karčiau skresteli Dominykas. Dar ne viską padariau žemėje. Iki kito gero karto, mislingai sumurma kupranugaris Petras ir nukunkuoja prie čepsinčių ir smaguriaujančių rojaus gyventojų. Užvėręs rojaus duris, Dominykas susimasto. Kaip keista, rojus ir pragaras yra vienas ir tas pats. Beveik, pasigirsta šalimais močiutės balsas. Močiutė, tu čia? Apsidžiaugia arklys. Tu sakei, kad mes greitai grįšime į pievą, aš jau noriu namo. Namai yra visur, kur tik siekia tavo mylinti širdis, nusijuokė močiutė Domicelė. Apie ką pagalvosi, tuoj ten ir atsidursi. Dominykas tuoj prisimena rugiagėlę ir iškart išvysta ją, rypaujančią po 100-mečių ąžuolų. Kasgi jai, ko ji tokia išbliškusi? Išsigąsta Dominykas regėdamas, kad jo mėlynžiedė žiedlapiai tapo vaiskus, balti, beveik permatomi. Galbūt mėnulis? Apsidairo. Tikrai, virš ąžuolo pilnatis. Pievoje jau pats vidurnaktis. Mato akis, kad aplinkui susirinko ir daugiau gedėtojų. Ir stirna, ir ežys, ir lapė. Visi graudenasi, ašaras braukia, o keli juodnugariai šernai netoliese didžiausią duobę rausia murmėdami. Užkniso tos užknistuvės, vakar nugaišusi vilko užknisom, šiandien šitas.
Kam jie tą duobę kniso? Piktinasi Dominykas. Kaip mūsų pieva paskui atrodys ir kas ją sutvarkys? Negi varlės, pats ir turėsiu viską užarti. Tu perklys ąžuolo viršūnėje ir smalsiai stebi, kasgi čia vyks toliau. O po ąžuolu kuo toliau, tuo gražiau. Susirinkę bemaž visi pažįstami iš aplinkinių miškų ir pelkių. Antai net ir karkvabalis Barabo su Baražole Dada atskrido iš tolių tolimiausių. Gyvenimas šeimoje Barabui tiko. Džiaugiasi Dominykas dairydamasis iš medžio viršūnės. Toks subrendęs vyrukas, suvyriškėjęs. Vorai kryžiuočiai ir tie atitipeno. Didžiausią vainiką iš beržų lapo bei voratinklių nupynę. O ant vainiko juodomis muselėmis išdėliotas užrašas. Atsitiko toks dalykas. Mus paliko Dominykas. Viso gero, nepasakė, bet vis tiek jam tariam ačiū. Dominykui ima pirštėti akis, jis mirksi trinakis. Kokia musė įskrido ar kas? Bet tu supranta, kad akis jam piršti nuo sunkiai tramdomo arkliško graudulio. Niekad nemaniau, kad tokia daugybė miško gyventojų mane myli. Ir stirna, ir ežiukas, ir lapė, ir gandras Alfonsas, ir net karkvabalis Barabas su dievo karvyte Dada. O Barabas tuo metu kaip tik išeina į priekį, išsitraukia apgraužtą gysločio lapą ir ima skaityti atsisveikinimo kalbą. Mėlieji, štai ir susirinkome norėdami tarti padėko žodžius mūsų mieliausiam draugui, mūsų globėjai, nešėjai ir užtarėjui arkliui Dominykui. Varlės toj praplium paraudoti visos kaip viena ir Barabui tenka savo kalbą nutraukti. Truputį nenuoširdu, piktinasi Dominykas stebėdamas visą tai. Ką jis čia dabar vaidina? Barabas niekada taip saldžiai nekalbėdavo. O karkvablis atsikrenkšė ir tęsė. Suprasdamas artimųjų skausmą, vis dėlto negali nutilėti kai kurių nesmagių bendro gyvenimo momentų, kurie įsirėžė giliai man į širdį. Nenorėčiau sutikti su teiginiu, kad apie mirusiuosius tik gerai arba nieko. Visada geriausia sakyti tiesą, kad ir kokia karti jį būtų. Tai štai nekartą arklys Dominykas apimtas įniršio, netgi sakyčiau, ūmių arkliškų pavydo priepulių, norėjo mane nugalabyti. Nekartą jau kėlė kanopą virš mano gležnaus galvos. Nekartą gainiojosi po pievą kaip patrakęs, net į ąžuolą įsiropšti bandė. Ką iš čia vapa? Kva? Pasipiktinusi kvakteli dramblota. Vardan lydekos, tuoj nukasiu Barabui galvą ir bus ne vienas numirėlis, o du. Nesivargink, sutarško šalios jos tipsuojas gandras Alfonsas. Jei nori, patiesiu mėšlavabalį vienu kirčiu. Dominykas išsigąstanėjo, kai matydamas, kad jo laidotuvių procesas sparčiai krypsta muštynių link. Ima ir pajudina gėlę kabančią panosėje, toj tik bumt ir krenta Barabui tiesiai ant galvos. Gelbėkit, žūstu, suvapa vabalas ir krenta aukštielninkas ant nugaros. Matai, koks žiaurus likimo pirštas. Savo žalią pirštą iškelia dramblotą ir 3 kartus juo baksteli. Iš pradžių į gėlę, paskui į dangų, paskiausiai į Barabą, gulinti be amo. Bus tau apie mūsų Dominyką negražiai šnekėti. O Barabas jau gaivelėjosi. Prie jo prišoka dievo karvytė Dada, duoda pavostyti kvapniųjų žolelių ir sušnibžda jausi. Barabai, kas tau, kalbi kaip paskutinis kirminas, su tokiu nevėkšla man nepakeliui, jei tuoj pat neatsiprašysi skiriamės. Barabas bando atsiversti nuo nugaros ant kojų, mataruoja kojelėm, bet niekaip nesiseka. Patiekit kas nors, sustena, skolingas neliksiu. Nebeiškentęs Alfonsas baksteli snapu ir atverčia Barabą. Tavo skola, nuoširdus atsiprašymas, atsiprašyk, kol nesulėsiau. Esu priverstas atsiprašyti, murma susigėdęs Barabas ir neturėdamas skurdėti akių, sužiaumoja gysločio lapą su visa laidotuvių kalba. Žinot, sunki vaikystė, uodai, nuodai, kartais imu ir nebesusivaldau, meldžiu atleiskite man. Visą tai pat atleidžia ir laidotuvės tęsiasi toliau. Dabar į priekį išeina varlių choras ir žaliakės ima graudžiai progiesmi kvaksėti. Sumirimo diena, sumirimo diena, sumirimo, išskridimo, išjojimo diena. Ateina eilė kalbą sakyti rugiagėliai. Jie atsidūsta ir pradeda tyliai šlamėti, tvardydamasi iš paskutiniųjų, kad tik nepravirktų. Nemokėsiu taip gražiai šnekėti kaip mūsų mielas kolega Barabas. Nemokėsiu taip gražiai padainuoti kaip mūsų žaliosios varlės, tik mokėsiu pasakyti, atsiprašau mano mielas Dominykai. Tai aš kalta dėl visko. Vakar nešiodamas man vandenį tu be galo pervargai, o paskui dar priverčiau ditirambus man gėdoti.
Virpančius lapelius gražo išbalusi mėlynžiedė, nebegalėdama toliau kalbėti. Dabar jau rauda visi. Ir Barabas, ir Dada, ir Nataša, ir Alfonsas, ir net medžio viršūnėje tupintis baltas žemės gyventojams nematomas kamuolėlis, trūkčiojantis ir kūkčiojantis arklio Dominyko balsu. Kaip aš jūs visus myliu! Norėdamas paguosti raudančią rugiagėlę, jis nuskina ąžuolo lapą, pabučiuoja ir numeta laiškelę pačion. Lapas sklendžia ir leisdamasis paglosto išblyškusią mėlynžiedę. Toji nustebusi pakelia galvą į dangų, paskui pažiūri į lapą ir mato ant jo atsispaudusias mylimojo lūpų žymes. Čia tu? Klausė rugiagėlė darsyk pakilusi galvą. Su kuo jie ten šnekasi? Sunerimsta Barabas. Vardan Šamo, nenorama tildo dramblota. Su kuo reikia, su tuo ir šneka. Man atrodo, kad jai truputį kvakšt, murma Barabas. Visiškai protelis susisuko. Niekas jai nesusisuko, ramina savo vyrą ir Dada. Žiūrėk, kad tau kas nesusisuktų. Būgera, nesakyk pastabų viešoje vietoje, ypač kai mus girdi žalios pašalinio ausis. Įsižydžia karkvabalis. Pasakysiu viską, kai grįšime namo. O varlės taip pat nugirsta jų šnektą ir įsitraukia į pokalbį. Barabai, bet mes tikrai nepašalinės, visada buvom kaip viena šeima. Supratęs, kad barnėje primo, Dominykas karšlygiškai ima svarstyti, kaip jam elgtis toliau. Už kelių valandų jį jau užknis, anava šernai baigė didžiausią duobę už ąžuolo iškasti. Reikia skubėti. Per porą valandų dar galima ką nors padaryti, kaip nors pasveikti, atgyti, tik kur keliauti, į ką kreiptis pagalbos. Močiutė, ima dairytis Dominykas, ką man dabar daryti? Močiutė Domicelė prisistato tiesiog akimirksniu. Ką nori, tą ir daryk. Aš noriu grįžti pas juos. Jei iš tikrųjų nori sugrįžti į Žemę, šnipžda ji, tau reikia skubiai nukakti į Saturno planetą ir aplankyti jo šeimininką liūdnąjį krokodilą Saturną. O kaip Saturnas man gali padėti? Nesusigaudo Dominykas. Argi užmiršai, kad jis ten dirba keltininku, jis ir nusprendžia, ką kelti anapus užmaršties upos, o ką ne, tik jis vienas. O su juo lengvai susitarsiu, apsidžiaugė arklys. Bet prieš tai, jei galima, norėčiau nusiųsti rugiagėlei dar vieną ditirambą. Tik trumpa, kadangi laiko turime visiškai nedaug. Labai trumpa, kad mylimoji neverktų. Netrukus žemėn pabyra 12 nunokusių gilių, kurios skamba kaip trumpi meilų žodeliai. Bet girdi juos tik viena vienintelė rugiagėlė. Tu girdi, ką aš jaučiu. Tu jauti, ką aš girdžiu. Greit vėl dūksime kartu, tik neverk, palauk, pabūk. Pasakos tęsinys kitą dieną tuo pačiu.